Pirmiausia, apie pačią medieną, iš kogi sudaryta mediena. Tai yra polisacharidų mišinys, angliavandenių, celiuliozės, hemiceliuliozės ir lignino. Ligninas apskritai yra labai atsparus aplinkos poveikiui polisacharidas, gamtinis polimeras, ir dėl lignino vyksta medėjimo procesai augalų audiniuose. Ar mediena gali būti maistu? Iš esmės tai yra polisacharidai. Be abejo, jeigu mes iš cheminės pusės pažiūrėtume, niekas neabejodamas pasakytų, kad be abejo jie yra gali būti naudojami maistu. Tačiau jie yra tokioje sudėtyje cheminėje, kad labai yra sudėtinga įsisavinti tas maistinės medžiagas. Ne visi organizmai gali maitintis medieną. Ja geba įsisavinti tik tie organizmai, kuriuose yra fermentų skaidančių celiuliozę, ligniną, hemiceliuliozę. Tai iš tokių žymiausiai skaidytojai yra grybai iš tokių organizmų. Ant medžio augančios įvairios kempinės, jos minta medieną, ją skaido, kadangi šie grybai turi labai stiprią fermentų sistemą. Ir jie tiesiog tą, reiškia, veikdami fermentai suskaido tą celiuliozę. Na taip pat kai kurie vabzdžiai, kirmėlės, kurių žarnyne taip pat yra fermentų skaidančių celiuliozę ir kitus angliavandenius medienos. Tam tikrą prasme galima sakyti, kad mes gyvename vabzdžių pasaulyje, nes jie mus supa visur. Be abejo, mes matome tik labai nedidelę dalį tų vabzdžių, dažniausia stambius, kurie nesislepia, nesumaskuoja, bet aplink mus gamtoje, kada mes būnam, tai ir po kojomis, ir virš galvos, ir aplink mus yra begalė vabzdžių. Europoje yra apie 30 000 vabzdžių, Lietuvoje šiuo metu priskaičiuojame 18 000. Tačiau iš tos visos gausybės vabzdžių tik nedidelė dalis gali maitintis medieną. Kaip jau sakiau, tai yra būtent tie vabzdžiai, kurių organizme yra fermentų skaidančių celiuliozę, hemiceliuliozę ir ligniną. Tai tokių vabzdžių yra tarp kelių būrių atstovų, tai yra vabalų, drugių, plėviasparnių ir dvisparnių vabzdžių. Na, kaipgi jie atrodo, tai štai patys pagrindiniai medienoje gyvenantys vabzdžiai, tai yra ausuočiai, kinivarpos, na, didžiausias miškininkų siaubas, čia yra šešiadantis tipografas, bet viena labiausiai kenkiančių spygliuočių medynams rūšių. Taip pat grąžtvabaliai, na ir skaptukai. Skaptukai, tai jau kai kurie iš jų yra sinantropai, prisitaikę žmonių aplinkoje gyventi. Na, taip pat mes įpratę, kad drugiai, tai jų vikšrai minta augalų lapais, spygliais, tačiau yra visa eilė drugių, kurių vikšrai gyvena medienoje. Na, tai vienas iš tokių žinomiausių, tai yra gluosninis medgrėžis. Tiesą pasakius, jo vikšrą rasti, pamatyti yra sudėtinga, kadangi jis praktiškai visą gyvenimą praleidžia gluosnių arba beržų kartais medienoje. Vikšrai yra dideli iki 12-13 cm dydžio ir jį galima rasti tik antroje pusėje vasaros, kada jie migruoja į žiemavietės, kur virsta lėliuke ir dirvožemėje žiemoja. Taip pat yra stiklasparniai, drugiai stiklasparniai, jis truputėlį ne visiškai panašus į stiklasparnį, labiau gal primena bitę kažkokią. Tai tokių drugių Lietuvoje yra per 40 rūšių ir visi jie vystosi sumedėjusių augalų audiniuose, tai yra stiebuose, šakose, lapuose. Nemaža dalis stiklasparnių drugių yra žemės ūkio kenkėjai, tai vien tik pavadinimai sako serbentinis stiklasparnis, avietinis stiklasparnis. Na, čia mes turime tuopinio stiklasparnio nuotraukoje matome, jis vystosi džiūstančiose senų tuopų šakose. Taip pat mikrodrugiai, ugliagraužiai, tai evetrijos įvairios, kurios taip pat vystosi spygliuočių medžių plonose šakutėse. Na ir kandis, ta plačiaja prasme smulkus mikrodrugiai, didelė jų dalis taip pat vystosi ir gyvena tiek ir medienoje, tiek ir medžio grybuose, įvairiausiose kempinėse lervos vystosi. Na ir dar tokia grupė yra plėviasparniai vabzdžiai. Tai dalis pjūklelių, kurių lervos vystosi medienoje, taip pat ragauodegiai, kurie gyvena medienoje lervos, taip pat speksai, skruzdėlės. Skruzdėlės, tarp kitų, jos medieną neminta, tačiau išgraužia gana didelės erdves, didelės landas įvairiose medinėse konstrukcijose, tiek gamtoje medžiuose, tiek ir mūsų buityje, mūsų aplinkoje. Na ir dar dvisparniai, arba, taip paprastai sakant, musės. Taip pat dalis musių vystosi medienoje. Tai ksilofagai, šeima visa, na, Lietuvoje tik turim 2 atstovus šitų musių. Kai kurios žiedmusės gyvena po nudžiūgusių medžių žieve. Taip pat ilgakojai uodai.
dalis lervų vystosi drėgname dirvožemyje, tačiau yra rūšių, kurios gyvena ir po negyvų medžių žieve arba trūnijančioje medienoje. Visi šie vabzdžiai gamtoje jie yra reikalingi ir naudingi, kadangi jie, misdami tą medieną, jie skaidami, jie skatina medžiagų apykaitą gamtoje. Reiškia, ta negyva mediena, šakos, kelmai, nudžiūvę medžiai, jie veikiami grybų, mikroorganizmų ir vabzdžių greičiau suskyla ir vėl patenka į mitybinę grandinę. Tai kada gamtoje viskas yra gerai, viskas tvarkoj ir tai yra labai svarbu medžiagų ir energijos apykaitai gamtoje. Tačiau kai kurie vabzdžiai, na tokie va, čia kaip didysis pušinis straubliukas, mažasis ožiaragis, pušinis trumpas straublis ir jau anksčiau rodyta šešiadantys žievėgraužis, kada šių vabzdžių veikla kertasi su žmonių ūkiniais interesais, tarkim, su miškininkystėje. Iš karto kyla konfliktas. Miškininkai imasi įvairiausių priemonių, bando stabdyti, izoliuoti ir naikinti jų populiacijas, jų židinius, o vabzdžiai, kadangi jų yra labai daug, jie labai greit veisės, jie nepasiduoda. Ir šita kova kol kas, na, jinai yra apylygė. Miškininkai dalį medienos išgelbsti, apsaugo nuo tų kenkėjų, tačiau, kaip jau sakiau, jie labai greitai vystosi, labai greitai dauginasi ir visa ta armija nuolat puola miškus. Ir šitoj kovai matyt galo nebus, nes miškininkai, kad ir kaip besistengdami, jie vis tiek nors dalį tos populiacijos palieka ir to pakanka, kad jinai vėl išaugtų, vėl reiškia, išsivystytų ir ieškotų naujų erdvių, naujų medžių. Kai kurie vabzdžiai nuėjo dar toliau, jie įsikūrė mūsų namuose, mūsų sodybose, mūsų būtuose, minta mūsų maisto produktais, gadina baldus, kilimus, rūbus. Na, kadangi šiandien kalba bus apie medinės konstrukcijas gadinančius vabzdžius, tai mes išskiriame 5 rūšis, kurios yra, na, labiausiai išplitusios, didžiausių nuostolių pridaro, daugiausia rūpesčių žmonėm tiek buityje, tiek ir pramonės objektuose, malūnuose, sandėliuose žemės ūkio produkcijos. Taigi, tai yra 2 rūšis ūsuočių, tai paprastasis trobininkas ir violetinis žievėplėšis. Taip pat toks labai specifinis vabalas plaukotasis balnavabalis ir 3 rūšis skaptukų, tai baldinis, naminis ir šukaūsis. Na, čia matom vieną iš jo šukaūsio skaptuko nuotrauką ir jau pažiūrėjus vien į patį vabalą, aišku, pavadinimas, kad tai šukaūsis. Na, jo antenos yra labai su ilgom išaugom. Tai čia yra patinas, patelės kitaip truputėlį atrodo. Na, o kitoje nuotraukoje matome trobininko arba paprastasis trobininkas, jo lerva. Štai kaip atrodo tas vabalas, kas jeigu turite kažkur tai sodybą senesnę, tai be abejo kartas nuo karto matot šitų vabalų ant namų sienų. Pietiniai pusėje jie mėgsta šilumą, tai gana nemažai, iki 2 cm tamsus vabalai, raštas iš pilkų tokių pilkšvų plaukelių, jis nėra labai pastovus, tie plaukeliai, kadangi dažnai nusitrina, kuo ilgiau gyvena vabalas, tuo mažiau jis tų plaukelių turi, nes vis tiek visur šliaužioja, landžioja ir tie plaukeliai palaipsniui nusitrina. Tarp kitko, galiu iš patirties, iš savo praktikos pasakyti, kad paprastasis trobininkas gamtoje, na, gal 3, gal 4 kartus teko rasti. Tiesiog gamtoje, po medžių žievę, tai buvo po pušų žievę. O šiaip, kiek mes randam visus tos egzempliorius, kiek mes turim muziejaus rinkiniuose, tai praktiškai visi yra iš sodybų, ypatingai senų sodybų, kur yra senų medinių trobesių. Jie labai mėgsta tokias vietas ir ten įsikūrė ir tos populiacijos gyvuoja metais, dešimtmečiais gyvuoja. Na, štai kaip atrodo jo lerva. Jinai įsigraužia truputėlį į medieną, 2, 3, 4 cm, kur graužia takus. Vėliau virsta lėliuke ir pavasarį arba gegužės, birželio mėnesį iš tos lėliukės išsirita vabalas, kuris, reiškia, išlįsdamas palieka štai tokias angas, matos čia, kaip jos atrodo. Na ir čia truputėlį prakrapštyta yra kaip viduje, kaip medis yra pažeistas, sugadintas. Tarp kitko, kada sakoma, kad vabzdys vystosi 1, 2 ar 3 metus, tai yra sąlyginis dalykas. Iš tikrųjų, vabalo vystymosi tas laikotarpis, lervinė stadija, lėliukės stadija, kiaušinėlio stadija, priklauso nuo aplinkos sąlygų. Tarkim, jeigu sąlygos yra labai palankios, tai jis išsivysto per minimalų laikotarpį, kada pakanka maisto medžiagų, yra optimali temperatūra, drėgmė ir visa kita, jam yra puikios sąlygos, jie labai greit vystosi. Bet tarkim, jeigu, na, dėl klimato kažkokių tai pokyčių, tarkim, labai karšta, pasidaro labai sausa, jie nežūsta.
Jie tiesiog pereina tokią anabiozinę būseną, sumažėja medžiagų apykaita, sulėtėja ir jie taip vegetuoja ir vėlgi sulaukia to geresnio laikotarpio, tai yra toks čia vabzdžių pristaikymas, kad neišnyktų. Ir vėl toliau jisai vystos ir baigia tą savo vystymosi ciklą ir tarkim, kai kurių rūšių, stambių vabalų, kurie šiaip jau optimaliom sąlygom gali vystosi 5-6 metus, tai vystymas jis gali dvigubai išsitęsti iki 10 metų netgi. Bet jie, sakau, jie nežūsta, tiesiog tempia gumą, kol vėl tinkamos sąlygos, ar palijo, ar atšilo ir jis vėl toliau gyvena savo gyvenimą. Na, kitas usuotis violetinis žievėplėšis, na irgi jau iš išvaizdos matosi, kad pavadinimas atitinka patį vabalą. Tai truputėlį smulkesnis už paprastai trobininką, taip pat usuotis. Gamtoje truputėlį dažniau sutinkamas, bet labai mėgsta ir senas sodybas, senus trobesius. Nu, nevengia ir naujų, naujos statybos medinių konstrukcijų pažeisti. Štai kaip atrodo jo lerva ir kokias jinai daro angas medienoje, matote. Lerva gana didelė, daugiau kaip 2 cm gali užaugti paskutinėse vystymosi stadijose. Na ir štai kaip atrodo jo pažeidimai. Čia atlupų žievė, tiesiog matosi angos, kur ir visokios landos, kur tos lervos besimaitindamos, grauždamos medieną, jos padaro netaisyklingos formos įvairiausių landų. Po žieve netoli viršutinėme medienos sluoksnėje virsta lėliuke, tam tikroje išgraužtoj kameroj. Ir vėlgi pavasarį, gegužės, birželio mėnesį išlenda suaugėlis. Na, dar vienas toks vabalas, tiesa, mes ilgai galvojom, ar verta apie jį kalbėti, jį minėti, nes turbūt daugelis nesgi negirdėjo apie tokį lygiašonį balandvabalį. Tačiau jis toks gyvena Lietuvoje ir kai kuriuose, ypatingai vakarų Europos šalyse, truputėlį šiltesnio klimato šalyse, pridaro labai daug nuostolių. Na, Lietuvoje statybinė mediena daugiau tai yra spygliuotis, eglė, pušis, na, o šitas vabalas labiau mėgsta lapuočius. Tai jo ta įtaka kaip medienos gadintojo Lietuvoje nėra labai žymi, tačiau na, vis dėlto reikia paminėti. Na, jisai dažniausia pasitaiko įvairiuose lapuočių medžių gaminiuose, tai drožiniai įvairūs gali būti, mediniai paveikslų rėmai, na, visa tai, kas gali būti gaminama iš lapuočių medžių. Na, iš taip, kaip atrodo šio vabalo išlindimo angos, kur yra didžiulė skaitlinga populiacija, matote, tiesiog kaip sušaudytas tas medis. Jie tiesiog išlįsdami, išsigrauždami palieka štai tokias angas, apie maždaug 1,5 mm skersmens. Na, dabar atėjo eilė skaptukams. Pirmas yra baldinis skaptukas, turbūt pats universaliausias medinių konstrukcijų kenkėjas, kadangi jam nesvarbu, ar tai bus spygliuotis ar lapuotis, jam tinka patys įvairiausi medžiai. Ir netgi ir drėgmės režimas nėra toks labai jau jam aktualus. Jis gali, vystytis tiek visiškai labai sausoje medienoje ir taip pat ir drėgnoje. Ir apatiniuose, pavyzdžiui, senųjų vainikuose prie pamatų, kur pakankamai drėgna ir tiek ir viršutinius, tiek ir gegnės gali, gadinti. Na, jisai išsiskiria vien tik savo išvaizdą. Matot, ta priekinė dalis vadinama prieš nugarėlę, jo šonos yra tokios geltonos auksinės dėmelės. Tai yra būdinga būtent tik tai šitai rūšiai ir pagal tai jį galima pažinti. Na, dydis, kai matote, nuo 5 praktiškai iki 7 mm, tai nėra labai didelis vabalas, bet tos dėmės jos visą laiką būna ir pakankamai ryškios. Tai yra vienintelis iš tų acinantropinių skaptukų rūšių, kuris turi tokias dėmeles. Štai kaip atrodo ta lerva, čia matot, gana tokio drėgnoje, raudono pūvinio medienoje gyvena. Labai dažnai skaptukai mėgsta jau grybų pažeistus medžius, kadangi jau, kaip sakiau, grybai turi labai stiprią fermentų sistemą ir jie iš dalies jau apdoroja tą medieną ir labiau tinkama vabzdžiams, jų virškinimo traktui, greičiau yra įsisavinama. Tai labai dažnai grybų apniktoje medienoje būna ir šitų skaptukų. Be to, tiek šis skaptukas, tiek ir kitos rūšys, apie kurias kalbėsim, gali jie eilę metų, netgi dešimtmečių vystytis tame pačiame, tarkim, medienoje, toje pačioje, tame pačiame medžio gaminėje, kol suėda viską, kas ten yra įmanoma, kas tinkama jų mitybai. Ir labai dažnai būna, kada, pavyzdžiui, greuna kokią nors seną pastatą, tai tiesiog kaip pajudintos sienos, tai tik tai miltai išbyra, dulkės ir ten medžio kaip tokio nebėra. Reiškia, ten metais, dešimtmečiai tie skaptukai darbavosi ir liko tik kontūras, tik kažkoks tai medžio. Ir jeigu savygai paliekame, pavyzdžiui, tokį procesą, užtinkame židinį, tai žiūrint į perspektyvą, po kelių dešimtmečių gali atsitikti taip, kad tas namas arba tas statinys, jis pradės deformuotis, jis nebeatlaikys savo svorio, kadangi visas jo vidus bus išėstas.
Tai be abejo reikia nedėlsiant imtis priemonių, radus židinį, apie tai priemonės aš truputėlį vėliau šiek tiek užsiminsiu. Štai kaip atrodo baldinio skaptuko sudorota mediena, matot ištisai, visur angos, ertmės įvairiausios ir tas, aišku, medis jos nebeturi to savo stiprumo, neturi, jis nebetinkamas kaip statybinė mediena, kaip statybinė konstrukcija. Vystosi jie dažniausiai, jeigu tarkime šildomose patalpose, tai labai greitai, per metus, tai reiškia, viena generacija išsivysto nuo kiaušinėlio iki suaugėlio. Ir kaip taisyklė šildomose patalpose, jeigu gamtoje, tai aišku, tas procesas žiemos metu jisai sustoja kažkiek tai, o šildomose patalpose jie ištisus metus, reiškia, tas ciklas kartojasi ir kartojasi ir kartojasi. Na, naminis skaptukas. Kažkuo truputėlį panašus, kaip matot, nėra tų geltonų dėmių, dydis irgi šiek tiek truputėlį smulkesnis. Na, šis skaptukas nėra taip labai paplitęs ir jis labiau puola spygliuočių medžių konstrukciją, spygliuočių medieną. Jeigu baldinis skaptukas universalus, jisai ėda viską iš eilės, kas tik tai jam tinka, tai šitas yra truputėlį išrankesnis ir jis dažniau sutinkamas yra pastatų medinėse konstrukcijose, tai sienose, senojose, gegnėse, perdangose įvairiausiose iš spygliuočių medienos. Na, štai kaip atrodo jo lervos. Kaip taisyklė visų šitų skaptukų, jos tokios yra sukumpusios, pasagėlės formos, nedidelės, tokios nedidukai tie vabzdžiai, bet jų yra labai daug ir jie pridaro daug nuostolių. Viena medė gali būti šimtai. At štai kaip atrodo apgraužta, tiesiog čia specialiai nulaužta lenta, bet kaip atrodo jos vidus, kaip pasidarbuoja naminio skaptuko lervos. Na ir, kai jau apminėjau apie tą šukaūsį skaptuką, tai turbūt viena iš tokių mažiau žinomų rūšių, tačiau kaip jau minėjau, daugelio Europos šalių tai yra labai plačiai išplitusi rūšis ir jis yra lyginamas su baldiniu skaptuku pagal poveikį, pagal žalą, kiek jis pridaro tos žalos. Na, gamtoje jie labai dažnai yra aptinkami Lietuvoje lapuočių miškuose įprasta, o tačiau sodybose, kartas nuo karto mums žmonės atneša, į muziejų randa, bet, reiškia, pačiose sodybose. Bet tai didelių tokių židinių nėra ir jie labai didelių nuostolių nepridaro, bet tačiau, reikia žinot, kad vis dėlto yra tokia rūšis, štai kaip atrodo jo lerva, tokia visiškai šviesi, nedidukė, 3-5 mm. Ir štai kaip atrodo pažeidimai. Čia mano paties daryta nuotrauka, čia miške tiesiog atspjoviau lygiai gabalą pažeisto medžio ir štai tokios angos, kaip matot, jos visai negiliai po žieve, čia pat paviršiuje yra. Kaip pakliūna tie visi vabzdžiai į mūsų namus? Na, visos tos 5 rūšys sparnuotosios puikiai skraido. Tai jeigu, tarkim, už 3-5 km kažkur yra senos sodyba, o jie turi labai gerą uoslę, ten matėt kokie ūsai, kokios antenos. Tai jie labai puikiai, labai greitai suras. Ir jeigu pas jūs bus tinkamas sąlygos, jie skris. Ir, pavyzdžiui, 1, 2, 3 metus gal tokių požymių jokių nebus, viskas bus ramu, tvarkoj ir kada ta populiacinė po truputėlį, jeigu tinkamos sąlygos, jinai auga, plečiasi ir jūs, pavyzdžiui, naktį miegodamas girdite kažkur braška, traška, kažkur tai medyje. Netgi yra toks terminas mirties laikrodis, kaip čia anglai vadina. Tai čia, aišku, prietaringų žmonių sugalvota, bet iš tikrųjų tas tiksėjimas sienoje yra. Bet kas tai yra? Žmonės net nesusimasto. Iš tikrųjų tai yra, kai kurios skaptukų rūšys turi tokį, poravimosi, kaip čia pasakyti, apeigas tokias, kažkokius tai manevrus atlieka judesius. Tai patinai tuose išgraužtuose landuose kilnoja galvą ir daužo į senelės sieną ir taip priešiasi patelę. Ir tas reiškia, toksai, labai pakankamai tankiai, tas taukšėjimas toksai, jis primena laikrodžio tiksėjimą, tik. Kadangi medis pasižymi labai gerom tokiam akustiniam, jis gerai rezonuoja, tai tas garsas toli sklinda sausoj medienoj. Ir žmonės, pavyzdžiui, nežinantis to reiškinio prigimties, jos apima gal tokia prietaringa baimė, kas ten sienoj tiksi. Tai iš to ir kyla to įvairiausių mitų apie mirties laikrodį ir visą kitą. Iš tikrųjų, tai yra tie vabaliukai, kurie nori susiporuoti kažkur taip pat medienoje ir ieško savo partnerio. Tai patinai taip elgiasi. Ir tik ne visos rūšys, kai kurios tik tai būtent tas
baldinis skaptukas, taip pat ąžuolinis skaptukas, tarp kitko iš skaptukų vienintelis ąžuolinis skaptukas Lietuvoje įrašytas į raudoną knygą, jis yra saugomas. Nes realiai, taip, kadangi praktiškai visos vabzdžių rūšys susijusios su ąžuolais, su senais trūnijančiais ąžuolais, Lietuvoje yra saugomas, kadangi ir patys ąžuolai jau yra beišnykstantis, jos netiek jau daug jų liko ir tai yra, tokia ekologinė niša, kuri turi savo kompleksą įvairiausios faunos, tai ir floros be abejo, ir grybų, kurie yra susijęs tik tai su ąžuolu. Apie priemonės apsaugos, kaip sakiau, truputėlį reiktų užsiminti. Tai pirmiausia yra pati pirminė grandis, tai medienos paruošimas, tos padarinės medienos, tai yra apvalios pjautos medienos, cheminės priemonės, drėgmės temperatūros režimas, tai yra ventiliacija. Stebėjimas, be abejo, kaip jau sakiau, jeigu randat kažkur tai išgraužų, kažkokių tai skilučių, tai jau reikia susirūpinti. Ir visos atbaidomosios priemonės, tai repelentai, karštis, švitinimas, cheminės medžiagos, apie kiekvieną dabar truputėlį trumpai galime pakalbėti. Tai pirmiausia, geriausia medį statybom reiktų pjauti ne vegetacijos laikotarpiu, tada jame yra mažiau maistinių medžiagų ir jis bus mažiau patrauklus įvairiausiam kenkėjam. O kada medis nupjaunamas, pačiame vegetacijos aktyvume, ten yra labai daug, tų maistinių medžiagų, jis siurbia iš dirvožemio. Ir dar kas yra, drėgmės režimas, tai mediena turi būti apie 20%. Dėl to mes truputėlį sustabdysime ir grybų patogeninių vystymasi ir tokia mediena vargiai ar betiks vabzdžiams vystytis. Cheminis medienos impregnavimas ir dažymas, aš jau truputėlį užsiminiau, aišku, yra labai daug įvairiausių medžiagų, įvairiausių priemonių, kuriomis galima apdoroti medieną, galima išmirkyti, galima dažyti, realiai reikėtų kelis kartus dažyti, išdžiuvo, įsigėrė kažkiek, dar kartą dažome. Tiek, kad medis kiek galima daugiau įsisotintų tais impregnantais ir tom cheminėm medžiagom, kurios atbaido, įveikia kaip repelentai, atbaido kenkėjus. Drėgmės ir temperatūros režimas, tai aišku, irgi yra labai svarbu. Labai dažnai kenkėjų židiniai susidaro negyvenamuose patalpose arba ten, kur žmonės gyvena sezoniškai, tarkim, kažkokiuose vasarnamiuose, sodų nameliuose, kur, tarkim, nuo rudens, nuo spalio lapkričio mėnesio iki kokio gegužės būna tuščia, niekas negyvena. Tai be abejo, ten ir nėra to vėdinimo, ir drėgna, ir pakankamai vėsų, nors, aišku, pakankamai šilčiau nei lauke. Ir vabzdžiai ten reiškia, jie puikiausiai žiemoja ir jiems ir palankios sąlygos ir grybai tokiu atveju žymiai greičiau veisiasi, vystosi. Testinė priežiūra, tai aišku, kaip jau minėjau, tie garsai įvairiausi, išgraužos ir reikia stebėti, mato čia nuotraukose, kaip atrodo skylutės, yra pačioje tokie kalniukai, netgi prigraužta įvairiausio medienos trupinių. Ir labai dažnai, jeigu yra didelė skaitlinga populiacija, mes galim rasti negyvų vabzdžių, negyvų vabalų, kadangi vabalai tie praktiškai nesimaitina, jų funkcija yra susiporuoti, pasidauginti ir atlikę, šitą darbą, jie paprasčiausiai žūsta. Ir tokios atbaidančios vabzdžius priemonės, visiškai praktiškai nekaltos, tai įvairiaus augaliniai eteriniai aliejai, kurie veikia, profilaktiškai galima būtų panaudoti ir čia ne per seniausia mūsų vienas kolega sakė, kad kaštonai padeda nuo kandžio, aš nežinau, nesu to išbandęs, bet į spintą dėt kandis, kaštonus, sako, kad kandis nemėgsta, išskiria kažkokias medžiagas tie kaštonai, nežinau, bet čia yra tokios liaudiškos priemonės. Iš tokių, tai bitkrėslė yra žinoma kaip labai nemėgstama vabzdžių, gaminami įvairūs ekstraktai, būtent iš tų augalų. Tai yra gamtai draugiškos priemonės, ne cheminės medžiagos, kuriomis impregnuojam. Temperatūros kontrolė, tai reiškia, kad turime šaldyti. Atšaldyti didelę patalpą, aišku, labai sudėtinga ir iki tokios temperatūros, kaip čia nurodyta, iki -21 arba užkaitinti iki -50 irgi būtų labai sudėtinga. Tačiau, tarkim, įvairiems medžio gaminiams, tai galima tokius dalykus taikyti. Tik aš nežinau, tarkim, jeigu tai būtų antikvarinis kažkoks senovinis medžio drožinys, kaip jį paveiktų jo ten, sakykime, ar tai lakus, ar beisus, kuo jis ten yra apdorotas, tas staigus šalčio poveikis. Ir tarkim, iš aplinkos +20 dabar ten, ar kiek čia ta temperatūra, tas perėjimas turi būti staigus, tiesiog atidarai ir įdėti ten -25. Jeigu šaldysim palaipsniui, tai bus kaip ir gamtoje žiemą, ar rudenį vėsta, jie prisitaiko ir jie nieko išgyvenęs, gali 30 laipsnių atlaikyti šaltį ir daugiau. Bet jeigu staigus perėjimas 50 laipsnių skirtumas, jis žūsta iš karto. Ir kas svarbiausia, žūsta
tiek suaugėliai, tiek kiaušinėliai, tiek lervos visose vystymosi stadijose. Jeigu mes naudosime, tarkim, kažkokius dichlofosus ar dar kažką, tai yra didelė tikimybė, kad dalis vis tiek tų vabzdžių išliks, nes ar tai bus per maža koncentracija, ar nepaklius tiesiant paties vabzdžio. Ir kadangi tie, reiškia, buitiniai repelentai gana greit skyla, nes buitinį negalima labai toksiškų medžiagų naudoti, čia ES draudžia tokius dalykus, mes naudojam praktiškai pakankamai nekaltus dalykus. Poveikis yra trumpalaikis ir jeigu jie nepatenka ant paties vabzdžio praktiškai arba kažkur šalia jo, ta koncentracija būna maža, jie paprasčiausiai išgyvena. Tai va, o šalčio atveju tai žūsta visos vystymosi stadijos ir mes tai išbandėm praktiškai ir tikrai tai veikia. Ultravioletiniai spinduliai, turbūt visi žino, kad ultravioletiniai spinduliai apskritai pražūtingi, bet kokiai gyvybei tai nedidelius objektus galima švytinti ultravioletiniais spinduliais. Daugelis organizmų, jeigu ir nežūsta, jie tampa nevaisingi. Šiaip ar taip mes vis tiek darom jiems neigiamą poveikį ir stabdom jų plitimą. Mikrobangomis veikimas, tai irgi turbūt jau čia visi tai esate girdėję, kad negalima jokių gyvūnų dėti mikrobangų krosnelį, nes jis taip pat ten žus, kadangi tos bangos, reiškia, keičia ir vandens, ir riebalų ypatingai struktūrą keičia. Ir tai yra nesuderinimas su gyvybiniam funkcijom ir paprastai visi gyvi organizmai žūsta. Čia irgi galima, pavyzdžiui, aš nežinau, vėlgi pats gaminys, jeigu tas medinis gaminys, koks bus poveikis bangų pačiam gaminiui, tai reikia apie tai visada pagalvoti. Na ir cheminės naikinamosios priemonės tai yra fumigavimas. Kažkada mes esam patys muziejai bandę šitą metodą, tai pakankamai veiksminga priemonė, bet aš tiesą sakant, ten vyriausias fondų saugotojas tuo buvau užsiėmęs, kokią medžiagą ką jie ten naudoja, aš nežinau, bet kvapas buvo labai ilgai ir minusas toks, kad nusėdant visų paviršių, ta nešančioji medžiaga, tai sieros junginiai, pilka viskas pasidaro, po to reikia valyti, plauti. Na, muziejaus saugyklom tai netiko. Tokia priemonė tinka, tarkim, įvairiausių sandėlių, saugyklų, tarkim, grūdų tenais, elevatorių dezinfekavimui prieš atvežant, reiškia, naują derlių. O apskritai dabar, kadangi anksčiau naudotos fumigavimui medžiagos ardė ozono sluoksnį, jos buvo agresyvios cheminių požiūrių ir daugelis jų yra uždraustos. Dabar naudojama azotas arba anglies dvideginis fumigavimo. Tai yra medžiagos, tos dujos, kurios netinkamos kvėpuoti ir vabzdžiai gavę didelę koncentraciją tokių dujų taip pat žūsta. Tačiau yra ir ta geroji pusė tų vabzdžių kenkėjų. Jau paliktose angose gyvena įvairūs plėviasparniai vabzdžiai. Tai jūs turbūt kartais matot namų sienose, kur gerai saulės apšviesta kažkokios bitės ten landžioja, kažkur tai įlenda, išlenda, kažkas ten veikia. Tie vabzdžiai neturėtų kelti nerimo, jie nekenkia pačiam statiniui, jie naudojasi jo paliktomis angomis, patys nieko negraužia, neėda tos medienos, tik tai ten deda kiaušinius ir, reiškia, išsivysto naujoji karta. Ir dabar netgi populiaru Europoje ir Lietuva atėjo ta mada, tai vabzdžių viešbučiai. Tai va, čia matot, ta principas tas pats įvairiausios, reiškia, medžiagos, gamtinės, tai gali būti šiaudai, gali būti įvairios, reiškia, medienos, kaladės sugrėžiotos ir tiesiog kartais netgi tampa sodo puošmena, labai įmantrus tie vabzdžių viešbučiai ir žmonės bando taip prisivilioti vabzdžius, reiškia, į savo sodus, bitinius vabzdžius. Na tai turbūt ir viskas, ką norėjau papasakoti.